O gerulis, skaičiai lempučių turi hebra. Eik tu savo. Čia viskas yra importuota. O čia galim žmonės, mano žiūrovai, įsigyti pas tave kažkur? Kaip tavo parduotuvė vadinasi? Kaip Buda Gallery? Wood Hub Gallery. Wood Hub Gallery. Gerai, aš užrašysiu. Žiūrėkit, kokią lemputę. Eik tu savo. Kokią savaitę gerą prieš važiuoju, pakilo pervažos, tie pakilėjai, priešais mane pajudėjo motociklas, aš paskui jį. Paskui parėjo 108 eurų bauda, pasirodo, kad pakilo jie, bet raudona, tai dega, bet tik dabar sužinojau, kai pasirodo, kad be teisų vairuoju, nes ir teisės atėmė. Tai dabar aš vairavau be teisų, jau aš nežinojau, kad man 2 mėnesiai atimtos teisės, dabar dar be teisų vairavau, dar gali 6 mėnesiai grėsti. Aš nežinojau, tiesiog nemačiau to mailo. Tai va pačiu laiku ir gyvensiu kaime. Kaip tik norėjau pailsėti, ramiai, skaityti knygas, niekur nevažiuoti. 2 mėnesiai, tai aš planavau 2 mėnesiai, dar tie 6 papildomi, tai aš pamiršiu kaip vairuoti. Istorinis įvykis, pirmą kartą mano žmona vairuoja autobusą. Bet, žinai, manifestacija veikia. Sakei, kad 2 mėnesius po statybų gulėsi ir ilsėdžiu, tai dabar galėsi pailsėti. 2 tai 2, bet dabar aš tai, kad be teisų vairavau dar plius 6 mažiausiai. Aš nežinojau, tikrai aš nemačiau jokio mailo. Aš nežinojau, kad aš neturiu teisų. Čia jau žiūriu rozetkas. Tokias išrinkom, žiūrėkit. Jos yra tokios kontrastingos, bet žiauriai gražios. Čik, viskas taip, čik. Fantastika. Batus jau nusiaunu, bet žiauriai šalta, reikia čia šildymą jų, broč. Nu, tai kaip čia tie litavimai vyksta? Mes viską lituojam, hebra. Viskas sulituota, kad išgyventų net branduolinį karą. Ama be tos lemputės, jos masyvės, šitas, jaučiate, ne, masę, kiek jinai didelė. Čia jas yra gamintos Balyje. Jis sako, netaupyti ant bronzinių dalių, tai va, katilų turgus čia perku, jis rekomendavo. Pats tiekėjas, kurias tiekė jam, rekomendavo čia pirkti, nes mikrosrovės, ten bla, kažkokiais atvejais, žeminimas prastas, sugraužia. Nes dalis ir jos sutrūksta, ir tada, kada grindis reikia keisti. Po 6 sujungia. Čia jūs galite sakyti, overkillas yra, bet čia yra viskas, monolitas. Čia jau nieko geriau nerasit. Va čia tai dirba. Nu čia taip tikri meistrai dirba. Sako, senų meistrų darbas. Pensininkų. Jo, čia jau ne tos, kaip jie, ne vagai, čia jum brač. Reikalingas geras lydmetalis su kanifolija. O kuris čia geras, tu pasaky, kažkas gal norės pasidaryti? Senukų labai geras su kanifolija ir su priedais. Kas čia turi būti? Sudėtis, čia nebūtinai tai, bet svarbiausia, vat yra SV. Vat SV svarbiausia, kad būtų 2,5% priedai. Jo. Čia kažkokios durys atsirado, paprastas, papiguškė, bet rankinos gražios, po 10 eurų. O, dabar deda šitus plasmasinius ir pavadina, čia yra silent lokai, bet iš tikrųjų tyliau užsidaro nei metalas. Nes kur metalas į metalą, o kur plasmas į metalą. Atėjau pažiūrėti, ar gyvas. Nu gyvas, 9:30, dar elektrą vinioja. Va, svečiai, kokią dovanėlę paliko man. Labai atsiprašė, iš anksto pranešė, sakė, viskas sumokės. Tiesiog ant galvos maistas krenta. Nesveiko skonio šito obelis. Dėdė elektrikas kaip voverė išsilukšteno visus kabeliukus. Paprastai, bet nuotikėlė būtinai. Nes nenorim nuotikių. Jo, o čia žiūrėkit boileriuką. Sako, visus varžtus jau sunaudojai. Turėjau dar įsiaiškinti, kur elektra eina, čia eina, nes čia va yra rozetė, ten kitoj pusėje rozetė. Čia yra kieta plokštė, durelis. Jinai laiko svorį, bet nelaikys vienam taške. Tai kad padidint plotą, kur tam varžtui būtų geriau įsikabinti, tokį rėmą prisukau ir ant va tokių 4 varžtų turės laikytis virš 200 kg. Tai gaunasi 5 kg ant varžto. Manau, kad laikys. Iš tikrųjų, pats iš savęs šiam, kam man atrodo, kažkiek kilų sveria, jis toks sunkus. Tai jo, šiandien.
Man net vandens pripilus baisu, kad jis čia braš ant galvos, kuris, tipo, 2 žmonės ant jo turėtų pasikabinti ir nieko nesitikti jam. Rozėtkas veikia, nereikia prailginti. Labai intensyvios dienos, boileris kaip pakabintas, tai vamzdį vieną per šiandien pajungiu, bet daug visko susipirkau, nes dabar susipirkimas sudėtingas. Žmona vežioja, kol gali, kai negali, skambinau draugui, iš kito miesto galo, važiavo į kaimą, vežiojo, grįžom, jau koma. Žiauriai daug viską darom ir jau tokie ant ribos, šiandien čiut nesusimušėm. Gal biškai ir susimušėm, bet greit susitaikėm. Nu ir ką dabar, hibrytė, žiūrėkite. Čia yra viskas paruošta pirmajam hidrauliniam bandymui. Kas liko, tai išbandžius viską gražiai uždengti. Va taip kaip čia. Žiūrėkit, sugalvojau. Tai va, viskas uždengta. Daugmaž gražiai, čia bus matoma dalis. Čia bus viskas paslėpta tokioj dėžutėj. Ir kaip kompaktiškai viską sudėjau. Nėra čia to gal grožio, kai būna ten meno kūrinys. Iš čia, iš po žemę ateina vanduo iš gręžinio. Jis ateina ir čia šakojasi. Vienas atsišakojimas eina į lauko kraną. Lauko kranas čia kaip ir laikinas. Ką tik jį ir pajungiau, nes mergaitėm vandens reikia. Čia yra vietoj gali vandenuką įsipilt, bet čia yra iš tikrųjų skirta va šitą užsukus. Laukia kranus atsukus, prijungiu oro kompresorių ir išpučiu visą vandenį. Iš visų lauko kranų, kad jis neužšaltų. Vandenį mergaitėm gražinam. Čia atsukus pateks vanduo. Grubus filtras ir paskui anglinis. Reikia jos keisti kas 3 mėnesius, kad neužsiveistų bacilų. Šitas anglinis filtras turėtų išimti, jeigu kažkokių yra mikro kažkokių ten dalykų, priemaišų, skonio, kažkokių. Nors šiaip pas mus vanduo švarus, dėl to mes laimingi turėdami tik tai tokį paprastą filtrą. Tada vanduo eina. Čia slėgį galim pasimatuoti, koks slėgis yra. Čia šoką nuima, kai staigi atsuki kranus. Čia yra kraniukas ir iš karto pasiskirsto. Čia skalbenkė, virtuvė, tualetas. Tada eina viskas į boilerį. Čia yra reikalinga šitus 2 kranus įdėjau, kad jeigu reikėtų pakeisti įsiplėtimo baką. Įsiplėtimo šitas bakas yra skirtas, kad kai boilerį vanduo pradeda kaisti, jisai plečiasi. Čia viduje yra biški oro, biški vandens ir jis turi kur pasispausti. Kitu atveju slėgis sistemai pakils ir sudirbs apsauginis vožtuvas. Išbėgs tas perteklius vandens, kad slėgį nuimti. Čia yra šitie specialiai boileriam va tokie daromi. Čia patikrinau 2,5 atmosferos, taip kaip čia rašo. Ir man šiam momentui gerai. Tada viskas nueina į boilerį. Boileris sušyla ir grįžta čia ir pasiskirsto, bet praeina šitą stebuklingą aparatą, kuris jeigu per karštas vanduo ateina, negu čia nustatyta, biškį dapila šalto, kad nenusiplikintų vaikai. Ar suveiks šitas dalykas, ar taip įsijungėsi, aš tiesiog va čia pažiūrėjau, koks piešinys, taip ir sujungiu. Pirmasis bandymas, bandom, kas čia bus. Šitus dėl viso ko užsukam, čia yra užsukta, čia aklė uždėta, viskas užsukta. Nu, bandom, kas čia bus. O, į filtrą bėga vanduo. Oi! Ai, ne per viršų įsigandau. Gerai, žiūrim. Užpila šitą. Va, čia jau kažkokie... Teisingai, reiškia, šitie yra nuorinimo vožtuvai. Per juos jis išleidžia orą. Tikiuosi, vandens neišleis, nes porą lašų matau nubėgo. Gerai, bandom, pildom toliau. Va, bet jis užsik. O, matau, čia bėga vanduo. Gerai. Ta tarpinė buvo blogai uždėta. Gerai, sukam atgal, toliau žiūrim. Priminsiu, sandvičas skirtas lietuvių gamybos. Lietuviai gamina bevi. Tai seniukus važiuosit kokią putplastį pirkti, irgi bevi gamina. Ir dar visokių ten jie gerų dalykų gamina. Aš juos čia taip šlovinu, nes jie tokie mėly, mums labai gerą nuolaidą padarė. Ir ką tas sandvičas, įsivaizduojat? Namie yra šalčiau nei lauke. Turėtų čia viskas įkaist, atrodo, viskas čia ateina, yra šalta. Lauke yra karšta, saulė, šutina, no problemų. Noriu tos hidraulinius testus daryti, bet tai reikia, kaip sakyti, kur ten reikia. Va, pasidariau skalbenkiai, kraniuką, kanalizaciją, čiuk, čia džiovyklė, čia skalbenkė. Ir dabar darau šitą laidžiuką. Čia va, išeina tas laidžiukas ir čia yra zėtai.
Ir ką jūs pasakysit? Neturiu tų angaliukų. Tai litoju. Išmokau iš elektriko, eik litot, pasiėmiau litoti. Bet koks principas kaip geras. Čia ryte atsikeliu, suprantat. Visiškai. Niekam nereikia važiuot, kažkur nereikia. Labai nemėgstu kažkur važiuot. Bet dar žmonos su vaiku nėra. Rytoj tai bus chaoso diena, nes čia viskas atsivešim per rytą ir po rytą turim visą atlaisvinti savo kotedžą. Na, žiūrėkit, langai švyti. Na, bet kolitoklės įkaitės reikia daryti. Ai, tiesa, kolega šitas priklijavo, braš tiek klijų privarė, visus klijus sunaudoja. Nu, čia toks suvedimas, kaip sako. Klijai tai buvo boniai skirti. O nuvažiuoti į parduotuvę tai nėra kaip. Su dviračiu reiks minti. Čia, kadangi laidas yra daugiagyslis, minkštas, reikia uždėti angaliukus, nes kai veršia, tai jie įsiskies ir ten ant vienos gyslos gali tik prisispausti. Tai kad būtų saugu, uždedi gilzės, aš jų neturiu dabar. Tai dabar va taip sulitavau, čia sukišiu, nebijokit, čia elektra nepagultys, čia elektrikas viską užrašė. Broileris. Ir čia yra išjungtas. Aišku, kol nėra vandens, aš jo nejungsiu. Būkit ramus. Bet kai bus vandens, tai prijungsiu. Tai įdomiausia bus pažiūrėti, kai jis prisipildys dar 100 pem kažkur kilogramų ar 100 šiam vandens. Ir tada aš taip atsitraukęs įpildys ir žiūrėsiu trašką į čia tą sieną visą su visų boileriu. Ne, nes aš nesuprantu, kaip tokia sauselė 100 šiam kilų laiko. Nu, čia turbūt pragalvota, praskaičiuota. Pertekliaus neįdeda. Įdeda tiek, kiek reikia. Tai ant boilerio geriau nesilaikyti pilno. Gerai, mafija, pasigrožėkit. Kranas, tadam! Va taip va. Ir ne tik taip, bet netgi taip. Ilsoklio nėra, pas man yra tik šitas. Tai nežinau, ar jo pakaks viengubo. Esu matęs, kad nepakanka. Reiškia, kai tulką nuleidžiu labai galingai. Čia būna... Nu, tipo, čia yra tas vanduo, kur stabdo, kad smarvė neįtų. Tai jį išsiurbė visą. Išsiurbė. Ir tada smirdėt pradeda. Bet čia dar toli gražu, nes tulko dar nėra. Bet aukščiausioje malonės dėka aš supratau, kad aš čia blogai padariau. Čia yra atbulinis jame. Suprantat, tai šitą reikia sukeisti vietom su šito. Todėl, kad kai slėgis viršslėgis susidarys boilerį, jis turi galėti į jį patekti. O jis negalės į jį patekti, nes čia yra atbulinis. Tai ką, keičiam. Valandų jau yra po 7. Jeigu aš labai pasistengčiau, iš principo, tai daugiau kažkokių kliurkų rimtų nebus, aš galėčiau čia nusiprausti su šiltu vandeniu. Tai pasikvietė, davai, varom, jungt. Per kokią gerą valandą pakeičiau vietom, pildau boilerį. Dabar man baisu, nes 105 kilų, ką žinau, ta siena turėtų nelūžti. Reiktų skydelį uždengti gal nors, nes čia jeigu viskas sprogtų, tai nuotėkio relės yra, bet va čia tai yra fazė ir prieš nuotėkio relę. Ką, toliau važiuojam. Aš čia taip bijau, nes nei kart boilerio nesujungęs. Dabar atsukta tik oras bėga. Ne karštas vanduo. O dėl ko aš dėjau dabar čia tas užveržiamas jungtis, kai buvau nusipirkęs jau užspaudžiamas, vienkartinis. Ačiū Dievui, nes čia 5 kart perdarinėjau, jas gali išardyti vėl naudoti. Bet pagrindinė problema ta, kad aš supratau, kad man šitos replės netilps užveržti. Galbūt greičiausiai net ir netilptų tos elektrinės replės. Tai sako, naudok užveržiamas, bet naudok geras. Aš čia iš tų pačių katilų turgaus nupirkau. Jas reikia aš nežinau kiek užverš, bet pakankamai ir ne per daug. Ir po kurio laiko jos į sieną atsilaisvinės reikia daveržti. Bent jau turiu tokią patirtį su tom, kurias į senuką pirkau. Vienos nedaveržu, man gan greitai nušoviau. Dabar reikia jungti boilerį. Atrodo prisipildė, atrodo viskas gerai. Paskutinis testas. Čia degs lemputė ar ne? Opa, vyrai, kiek pastangų įdėta, kad šitą pamatyt. Metai laiko beveik plušalinės, kad tą lemputę pamatyt. Brač, ką šiandien maudysimės? Ką? Romualdai, ką darai? Nešu dėžės. Gerai. O. Labas! Supratau mintį. Prie, tu kraustysi? Prie, kur kraustysi? Ne. Į namą? Čia žiūrėkit, kaip Romualdas tėtis žaidžia. Eina savo, aš tai būčiau 3 reisais tiek suvedęs, jis tiek sukišo viską dar pusę autobuso. Aišku, reikia suprasti, kad čia reikės bent 10 tokių autobusų, nes mes dar net nepradėjom vežti.
Labas. Sveikas. Tai atrodo ar aiškus, apie tos kampus. Jos po to dažys balsai ir jau čia nudažyta? Jo? Galima. Aš negaliu, man tu kaip dėkingai valgai sakas tą šaukštą. Turim tokią dovaną. Ne, ir namų. Jee, žiauriai gerai. Įdomu, nebijotumėt. Žiauriai gerai. Kai yra, tai nereikia. Žiauriai gerai. Ačiū labai.